atėjom į uždraustąją zoną, kur vyksta visas įdomusis veiksmas. Norim labai sužinoti iš vidaus, kaip čia viskas atrodo. Didžiausia įtampa turbūt suteikia, kad vairuotojas pasako per raciją, kad kažkas barško automobilį ar kažkokios problemos. Tai tada daugiausiai būna įtampos, pradedi susirašinėti viską, mąstai galvoji, kas gali būti su kuo susiję ir panašiai. Kaip mums sekasi pagal jūs šitose lenktynėse? Kol kas puikiai, be didesnių problemų. Turėjome minimalią problemą tiesiog su programinė įranga automobilio, bet įsisprendė labai greitai, paprastai ir važiuojam toliau ko puikiausiai. Kaip lietus ir šitas oras atsispindi jūsų darbo dalį? Mum į naudą, kadangi važiuojam su beveik standartiniu automobiliu, tai stabdžiai kaista, spaudžiant lietus, mums tas padeda. Ar gali supažindinti, kaip vyksta veiksmas čia pas jūs, kiek yra žmonių, kokiais darbais pasiskirstė, kas už ką atsakingas? 3 mechanikai, esu vadovė aš ir Martynas, kuris su ausinėmis. Kaip šiaip vertini nuotaikas čia pas jūs lenktynių metu, ar jaudinatės, kaip tu pati laikaisi, vis tiek važiuoja tavo vyras? Jaudulys yra, bet nuotaikos geros. Pasitikėjimas irgi. Taip, 100%.